Tortas, kuris visus pamaitina. Naminis Napoleonas. Šitą tortą kepu iš ūkininkės miltų, kurie yra nepurkšti, dėl to yra šiek tiek tamsesni. Taip pat aš naudoju kaimišką sviestą, kuris yra ryškiai geltonas. Ir naudoju beveik kilogramą miltų. Ir tas tortas išeina kažkur apie 4 kg svorio. Ir sakysit, kam tokį didelį tu kepi, kada tu jį suvalgysi. Bet patikėkit manim, šitas tortas pritraukia tiek žmonių. Aš jums parodysiu. 3 litrai naminio pieno ir vanilė iš Indijos. Kol kočioju ir kepu lakštus, tai klausau astrologijos paskaitų. Pagaliau torto pertepimas. Iš kilogramo miltų išeina 18 lakštų. Šitas tortas yra geras tom, kad jis visada išeina. Jeigu lakštą iškepėt per ploną, tai jį galit sunaudoti trupiniam. Jeigu lakštas netyčia perlūžo, jį tiesiog užtepat kremu. Aš dar noriu parodyti, kad naudoju raudonų serbentų drebučius. Čia yra mūsų auginti serbentai. Šaldytuvo karalius. Pirmas gabalas broliui. Ačiū. Kaimynai. Ačiū. Živilė. Nu kaip? Tortas, pasakiško skonio. Valgykit ir jūs Linos tortą, turėsit lengvą kūną. Aš net nebejoju. Labai skanus, važiuokit pas Liną. Nu kaip? Dieviškas. Labai skanu. Ačiū. Oksana. Skanesnė torto nesuvalgys. Tikrai Lina labai skanu. Živilė. Paskutinis torto gabaliukas. Žmonės manęs klausia, tai kam tu jį tokį didelį kepi? Kada tu jį suvalgysi? O aš atsakau paprastai. Šitas tortas pritraukia labai daug žmonių ir aš pavaišinu labai daug žmonių. Ir pats svarbiausias dalykas yra tai, kad aš galiu valgyti šitą tortą kada noriu ir kiek noriu.